Sveiki, aš iki Game ir galbūt atpažįstate šitą dalyką. Tai yra Linkin Park Numb daina užkoduota Node blokuose ir Powered by Redstone, taip galima pasakyti. Tai yra mano kol kas populiariausias ir labiausiai žmonėms patikęs video, nors jis tame kanale buvo trumpiausią laiką. Todėl nusprendžiau, kad kadangi jau yra toks didelis susidomėjimas, užtruksiu kelias dešimtis minučių savo laiko ir paaiškinsiu, kaip viską padariau, kaip viskas veikia. Visų pirma, turbūt būtų įdomu, ką būtent pastačiau, ką kopijavau, ką galbūt sugeneravau ir taip toliau ir panašiai. Tai stačiau aš iš tikrųjų labai nedaug. Pastačiau aš tik šitą bloką, šitą ir šitą. Toliau viskas sugeneruota. Ir aš to paaiškinsiu kaip. Bet prieš tai, kol paaiškinsiu, kodėl čia nepastačiau, o kažkas sugeneravo, aš parodysiu, kaip viskas veikia, nuo ko pradėjau. Taigi viskas prasidėjo nuo šito daikto. Čia yra nedidelė melodija iš turbūt darželio laikų, bent jau anglai turėtų pažinti šitą melodiją. Tai tokia melodija, dar čia plius biški daugiau yra, bet aš nenoriu prailginti video, nes šitą nėra labai ilga, bet vis tiek. Tai aš supratau, kad su command blokais, atsponinant Falling Sand entity, taip vadinama, jam davus command node bloko ID ir biški su tile entity data tavo node blokui suteikus biški NBT data, vadinama, kuriame aš jam pasakau, kokią tonaciją reiktų groti viską. Tad atsponina tą bloką su tą tonaciją, kokios man reikia. Bet aš ne iš karto supratau, kaip priversti tą bloką groti, nes, pavyzdžiui, jeigu dabar nuimsiu šitą daiktą, ar biškai surumbinsim dainą, jis tiesiog nebegroja. Čia tas mirksi dėl to, kad bando atsponinti, pakeisti bloką, kuris čia yra, bet kažkaip tai neveikia viskas. Aš supratau, kad kai atsponini tą node bloką, tonaciją savo naują, ir jis yra prie energijos šaltinio, jis negros, kol jo kas nors neupdatins. Taigi, jeigu dabar čia padėsiu bloką, kaip matote, išėjo nata, daugiau nebeišeis. Nebent dar kartą aš atsponinsiu tą bloką. Matote, jis biškai sumirksėjo. Dabar padedu vėl. Girdžiu toną. Taip viskas veikia. Tada aš kitą dieną, jau kai pabaigiau šitą daryti, man atrodo, dar tą pačią dieną šitą padariau. Tai padariau va šitą vadalį, tai yra šitie node blokai, šitas visas beveik ranka darytas, ta prasme, va šitą vadalį pastačiau ranka, va viską nuo čia, ranka, o toliau su MC Edit, taip vadinasi ta programa. Su jie nukopijau tokią ilgesnę juostą su command blokais, kurių pusę vėliau daugiau negu pusę išlaužiau ir prirašiau jūs komandas. Jau ranka čia kopijavau, įklijavau, tikrinau koordinatės, notacijas, pats surašinėjau. Ir iš va šitų command blokų čia jie pasistatyti tam, kad žinočiau, kokią komandą reikia rašyti, kad kurį bloką čia įjungti. Tai jeigu va šį čia įjungčiau, kaip matote, tas blokas, kurį paspaudžiu, jisai groja. Tai tokia yra šitų čia paskirtis. Ir čia buvo pats pirmas testas, kurį padariau. Ir jis veikia gana neblogai. Taigi, jame atsirado daina, bet iš kur ta pati daina atsirado? Tai galbūt žinote, yra tokia programa NodeBlock Studio. Jinai gali paversti MIDI failiukus, kuriuose yra užkoduota paprasta informacija apie instrumentus ir apie toną, apie tai, kaip instrumentas groja toje dainoje. Paprasta informacija apie tą dainą, kaip jinai grojama ir taip toliau ir panašiai. Ir ta programa NodeBlock Studio gali paversti tą failą į NodeBlockų garsus. Tai yra toks palengvinimas tiems, kurie nori importuoti dainas į Minecraftą, kad grotis NodeBlockais
Ir netgi galima eksportuoti schematics failą iš karto iš ten, kuriame ten yra keli būdai atkurti tas dainas su node blokais. Labai gera programa, tik tai daugelį žmonių pradėjo kaltinti, kurie kūrė rankomis tas node blokų dainas, pradėjo kaltinti žmonės, kad naudoja tą programą ir taip toliau ir panašiai, kad ne patys kūrė tą dainą ir taip. Ir ten yra parašyta, koks instrumentas, kokia tonacija turi būti, kad gautųsi visą tą melodiją. Ir aš nuo ten žiūrėjau tonacijas, copy-paste iš tos command blokus ir tikėjausi, kad viskas suveiks. Pabiškai tikrinau, mažomis dalimis dariau, pridėjinėjau instrumentų ir taip toliau. Ir gavosi. Taip pasibaigė pirmoji diena. Tada nusprendžiau, kad ne, šito daikto aš viso pats rankomis nepadarysiu, čia yra neįmanomas dalykas ir man reikia galvoti geresnį būdą, kaip aš viską galėčiau padaryti. Taigi sugalvojau, kad parašysiu programą su Java, kuri pastatytų visų pirma tokį daiktą. Čia būtų mano kaip ir pianinas, instrumentas, kuriame yra 4 skirtingi instrumentai. Ir tas 5 skirtingi instrumentai ir tas kiekvienas instrumentas turi 4 command blokus, kad galėtų ar tą pačią natą vieną po kitos groti, ar kelias natas iš karto. Nes tas blokas tuo pačiu metu, jeigu labai greitai atspausdinsi toj vietoj 2 node blokus, jie tiesiog nesugros, nieko neišgirsi. Todėl man teko daryti, jeigu viena nata po kitos eina, tai reikia, kad viena įtų šitą node bloko, kita į šitą. Tada jeigu yra pauzė pakankamai ilga, kad jau viskas atsistatytų, gali iš naujo vėl šitą naudoti. Tada man reikėjo nuspręsti, kokį dizainą aš naudosiu visam šitam daiktui. Kadangi čia buvo 7 juostos į viršų, man reikėjo iš tikrųjų 8, tai aš nusprendžiau, kad man reikia, čia biškai per aukštas dizainas ir man reikia kažkaip jį sukompaktinti. Todėl nusprendžiau padaryti šitaip, tokią gyvatėlę, kad čia command blokai, čia gyvatėlė, command blokai, gyvatėlė, command blokai. Ir to vieno redstone iš tikrųjų užtenka, kad powerinti abu tos blokus. Vienas iš jų, vėl priminsiu, atspawnina node bloką, kitas glassą, kad updatint. Man atrodo, aš to dar ir paminėjau. Po to, kai jau kaip ir baiginėjau, dar sužinojau, kad čia būtinai reikia, kad būtų šitie repeateriai ant vieno tiko, kitaip daina labai išsisinchronizuoja ir visiškai nesigauna. Taigi sugalvojau tą dizainą ir kaip ir atėjo laikas pradėti rašyti kodą. Todėl va šičia galima pasižiūrėti, kaip man sekėsi jį rašyti iš tikrųjų. Čia, man atrodo, buvo pats pirmas bandymas schematics failą sugeneruoti ir kaip matote, jis visiškai nepasisekė. Čia kaip ir galima kažką įžiūrėti, čia glass, node block, redstone. Toliau nelabai, kad čia tikrai nekas veiktų. Tada čia buvo kiti bandymai, čia jau biški kažkas jau išžiūrima. Tada šį čia jau daug panašiau ir šį čia, man atrodo, pirmas, kuris gavosi teisingai. Todėl, va, kai šitą padariau, jau nusprendžiau, kad viskas. Mano būdas išsaugoti schematics failus veikia, reikia tęsti su rimtesniais dalykais. Todėl pradėjau prie šito daikto pridėjau šitą. Kaip matote, jo repeateriai žiūri ne į tą pusę, todėl tai buvo vienas dalykas, kurį reikėjo ištaisyti. Šitie repeateriai čia irgi ne šiaip savo, man reikėjo pasidaryti iš jų schematics files sumatseditų, kad sužinočiau, kokie duomenys yra naudojami, kad būtent taip repeateris atspawnint, nes man kaip tik tokių reikėjo pagrindė. Aš čia visur 2 tikų delajus. Ir šį čia buvo pirmasis schematics failas su pačia daina, su command blokais, kurie yra teisinga pozicija ir taip toliau ir panašiai, kuris iš tikrųjų veikia, kas man patiko. Dabar negrosiu, čia jau galite paklausyti pilną dainą, jeigu norite pamatyti, bet jinai veikia, aš galiu tai patikinti. Ir aš nusprendžiau, kad šitas dizainas yra biškai per ilgas, ta prasme, šį čia yra 64 sluoksniai, ta prasme, sluoksniai turiu omeny šitos blokus ir tokių va
setų čia yra 64, pirmin ir atgal keli čia yra. Nusprendžiau, kad biški taip negerai, čia biški per ilgas dizainas, man atrodo, čia čankai nesilaudina ir labai lagina po to. Tai nusprendžiau padaryti biški trumpesnį, 48 blokų. Man tai atrodo gražus skaičius, kuris biški ilgesnė gyvatėlė turi negu tas pirmas, bet nieko tokio. Nusprendžiau, kad gal viskas išeis. Ir kai jau supratau, kad visas šitas dalykas veikia, kodėlgi nepabandyti pilnos dainos sugeneruoti. Todėl pabaigoj gavom šitą daiktą schematics failą, jį su MC editu įklijavau ir žiauriai nustebėjau, kad jis labai lagina, bet dėja neturėjau tą dieną daugiau laiko pabandyti jį optimizuoti. Ir nusprendžiau, kad užteks darbo šitam daiktui ir taip jau užtrukau visą dieną koduodamas jį, tai manau atlikau savo darbą gerai ir reikia toliau gyventi. Taigi dabar perėsime į kitus šiek tiek įrankius. Pirma, man atrodo, Nodeblock Studio. Pažiūrėsim, kaip jis. Štai ir mes, ir čia yra Nodeblock Studio. Tai yra tokia nedidelė programa, kuri leidžia patogiai savo planuotis, kaip tavo Nodeblokai turės veikti. Todėl čia galima padėlioti natų, pasirinkti tonaciją, pasirinkti kitokį instrumentą, taip toliau ir panašiai, ir galima kažkokią dainelę padaryti. Taip pat jinai turi funkciją, kuri leidžia importuoti MIDI failus. Save. Dabar jeigu aš netyčia surasiu tą failą, kurį aš konvertavau, būtų labai malonu, nes aš jo į vietą nepasidėjau prieš filmuodamas. Nieko, man atrodo, jau beveik radau. Aš buvau beveik įsitikinęs, kad jis čia kažkur yra. Ai, ne, čia MIDI failo reikia. Biškis suklydau, nieko tokio, aš vis tiek žinau, kur jis yra. Čia kaip ir viskas gerai, aš nelabai žinau, ką šitie nustatymai reiškia, tiesiog import. Ir štai visa daina. Man nelabai reikėjo naudoti savo muzikinių gabumų, kurių aš neturiu, kad padaryti šitą dainą. Ir jinai skamba neblogai, todėl nusprendžiau, kad šitas dalykas man tiks šitam projektui ir reikia bandyti būtent šitą dainą daryti. Ir paklausęs šitas dalyko kelis kartus, nes jisai mane iš tikrųjų užvedė daryti. Nusprendžiau, kad taip, tiks visiškai darom. Todėl atsidariau Eclipse'ą ir pradėjau koduoti. Štai mes grįžom, dabar mes žiūrim į Eclipse'ą ir tai yra programavimo, kodavimo, tiksliau, programa, kurią aš naudoju beveik kasdieną. Ir dabar neprisimenu, ar minėjau, kad Nodeblock Studio, programa, kurią rodžiau prieš tai, duodavo šitokį failą, kuris tą MIDI failą pakeičia į tokį labiau Nodeblockams tinkamą failiuką NBC. Todėl, susiradau biblioteką Nodeblock API, kuri naudojama su Craftbookitu, todėl man reikėjo abu šitų bibliotekų, kad galėčiau ją naudoti. Todėl, taip, man prireikė jo, kad galėčiau nuskaityti tą failą teisingai, nes tai būtų dar bent jau 3 geros valandas galvojimo, kaip nukoduoti šitą failą, kad galėčiau jį perskaityti ir taip toliau ir panašiai. Galvoju, ne, gerai bus Nodeblock API. Tada schematic API, kurio aš taip ir nepanaudojau, vis dėlto šitas daiktas tik tai įkelia schematikus ir jas galima biškį panaudoti, bet jų neeksportuoja, todėl man reikėjo jį mesti lauk, palikau šitam aplanke, šičia jo nebėra, kas svarbiausia yra čia iš tikrųjų. Ir JNBT labai reikalingas buvo dėl to, kad schematics failai naudoja NBT formatą, todėl man reikėjo kažkokio būdo įsaugoti NBT failus. Vėlgi būtų kokios 3-5 valandos bandymo
teisingai parašyti NBT failą. Ne vien tik tai, kad reikėjo man prisitaikyti prie schematics formatą. Būtų reikėjo išmokti daryti NBT failus. Tai galvojau, gal naudosiu biblioteką vis dėlto. Toliau viskas, ką čia mato, tai yra mano kodas. Blokėva. Čia yra pats blokas, jis turi šiek tiek informacijos, savo ID, savo tokį meta ID vadinamąjį. Čia tiesiog toks biškį sutrumpintas kelias, kad tą tamsukliai bloką padėčiau. Nes tai mano pagrindinis statymo blokas, tai kaip mano parašas, nes mano visi statiniai naudoja tą tamsukliai bloką. Tada command blokas, kuris praplečia command tile entity, kuriame kuris yra tiesiog paprastas blokas su biškį NBT data. Note irgi prireikia, vis dėlto reikėjo kažkaip tai tą note įrašyti, biškį išsaugoti. Bet man atrodo, aš taip ir jo ir niekur nepanaudojau, todėl. Ja. Instruments irgi prireikia šitą dalyką, aš čia surašiau, kuris node blokas ką daro, kuris node blokas yra koks instrumentas ir taip toliau ir panašiai. Čia biški logikos, kad to pačio node bloko kitai natai nenaudoti, kad visada pasirinktum kitą. Tada čia iš tikrųjų šita dalis pastato tą vieną instrumento dalį, tipo pianiną, sakykim, noriu pastatyti, tai vieną kartą šitą kodą paleidžia, noriu pastatyti tą bassą, tos būgnus, tai antrą, trečią kartą ir taip toliau ir panašiai. Ta position klasė naudojama tik tai, kad schematic builderis žinotų nuo kur statyti, atskaitos tašką. Nelabai daugiau kur jinai naudojama, bet vis tiek reikalinga. The scene builderis, čia statomi tie, kaip čia padinti, tie slebai, pusiniai blokai ant viršaus, ant kurių uždėtas redstone'as, kad tas redstone'as gražiai ir greitai pereitų į viršų. Čia iš tikrųjų tas sluoksnis vienas pastatomas, čia yra komanda, čia ta relatyvi pozicija ieškoma, dar sužinojau, kad command blokas vidury savęs atspaunino tą bloką, todėl reikėjo pakelti pusę. Šį čia, kadangi yra dvi pusės vienam sluoksnyje, todėl reikėjo 2 kartus tą patį kodą pakartot. Ir taip toliau ir panašiai, nežinau, kodėl aš viską čia aiškinu, man atrodo, daugeliui čia vis tiek nerūpės, bet tiem, kam rūpi, gali čia apžiūrėti, kaip viskas atrodo. Čia buvo turbūt pati sunkiausia dalis ir ilgiausiai užtruko, kad išsaugoti tą failą teisingai. Ypač šita dalis, nes čia kelis kartus buvau ne taip viską parašęs, čia baisu. Ir čia tiesiog ta dalis, kuri nuskaito tą failą. Šitą. Ir galų gale man išeina output.schematic failiukas, kurį dabar pervadinau į lpnum schematic. Ir taip gavosi tas statinys. Tikiuosi patiko žiūrėti, tikiuosi, kad nors supratot, tikiuosi galbūt žinosit, kaip kitą kartą padarau ką nors didelio ir labai pasikartojančio. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Nežinau, kodėl vis laukit, kad pasakyčiau iki, bet iki.